Sveiki! Šiandien prasideda antra mano kelionės savaitė, jau antradienis, net nepastebėjau, kaip tas pirma savaitė prabėgo. O aš jau atvažiavęs esu į, kaip čia ta vieta vadinasi, Val di Mello, nelabai toli tos vietos, kur aš nakvojau, nelabai toli Como ežero, šiek tiek į šiaurės rytus, kalnuose. Ir tai yra, įspūdingo grožio nacionalinis parkas, kuriame yra kalnai didžiuliai, olos atviros, viskas kaip paveiksliukė. Taip pat kalnų upė čia suteka ir šniokščia viskas girdėt už manęs. Ir, žodžiu, pasisekė man tik tiek, kad dar sezonas čia neprasidėjęs, jis prasideda tik tai kitą savaitę. Tai už tai čia tų turistų ir haikintojų dar yra santykinai nedaug. Plius dar antradienio rytas, tai irgi padeda. Bet atvažiavau čia, apsižiūrėjau, temperatūra jau kyla. Ilgai čia netruksiu, haikinti aš nesiruošiu visą dieną. Bet užtat šiandien kol kas dar neturiu plano. Šitą vietą man parekomendavo virėjas iš to viešbučio, kuriame aš 2 naktis prieš tai nakvojau. Ten gerai šiek tiek pailsėjau, motociklas pailsėjo, aš darbų pasidariau. Bet jau startavau toliau keliaut. Ir šiandien kažkur bastysiuos čia aplink Italijos Como ežerą, galbūt į Lago Maggiore, galbūt link Milano, dar nežinau, bet dabar lėkiu turbūt kažkur tai link Bergamo, link Milano ir tada ieškosiu jau kur nakvot, gal susirasiu ir kokį gerą kempingą su kokiu baseinu, nes jau orai panašu gerai, lietus baigėsi, tai galima bus lėkti. Tai va, geros visiems likusios darbo savaitės, spauskit patinka, spauskit dalintis, jeigu patinka mano šitie reportažai. Ačiū visiems už palaikymą. O aš lėkiu tolyn. Iki geros dienos.